pabandysiu pasidalinti tuo, ką turiu širdį, ką Dievas parodė. Tikiuosi, kad ir jums Dievas kažką kalbės, kažką rodys, kažkur, kaip aš sakau, įlašins keletą akių lašų, kad geriau matytume. Ir iš tikrųjų užduosiu 2 paprastus klausimus, bet jie nėra tokie paprasti. Ar tu pažįsti, koks yra tavo Dievas? Ir antras klausimas, ar tu jo pasitiki? Ar tu pasitiki tuo, ką jis daro tavo gyvenime? Turėčiau prisipažinti, kad ne visada. Kartais, o gal net ne kartais, tu pagauni save, kad tu norėtum Dievui paaiškinti, kaip jis turėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje tavo gyvenime. Ką jis turėtų padaryti ir ko jis neturėtų padaryti. Bet Dievas yra Dievas. Jeigu aš pasitikiu, kad Dievas mane sukūrė, kad jis sukūrė taip, kad aš atspindėčiau jį. Ir davė tam tikras žinias, tam tikrą supratimą, kaip siekti juo ir gyventi su juo. Aš negalėčiau pasakyti, kad kiekvienas arba bent vienas žmogus galėtų sakyti, aš visiškai pilnai pažįstu Dievą. Žinau jo išmintį, žinau jo kelius. Nemanau, kad būtų toks žmogus. Mes esam tam tikram laike, tam tikroje vietoje, su tam tikru Dievo tikslu. Ar sutinkat? Ir Dievas jūs pasirinko ne šiaip savo. Dievas jūs myli, Dievas jūs mato, Dievas žino, ką jisai yra tau paruošęs. Ir norėčiau šiandien kalbėti apie mus kaip apie bažnyčią. Aš manau, kad tai yra svarbu, kad mes pamatytume tam tikrus dalykus, kurie, nes bažnyčia tai mes, bažnyčia tai visa tai, kas mes esame, kiekvienas kaip atskirai, bet visi kartu. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad jūs visi puikiai suprantat, kad Dievas įkūrė bažnyčią. Dievas jisai pasakė, Jėzus sako, kad aš įkursiu bažnyčią ir jos pragaro vartai nenugalės. Aš ją įkursiu. Ir dar ką jisai pasakė apie bažnyčią. Tai dar geriau. Merginom tai lengviau suprast, vaikinam sunkiau. Kad bažnyčia yra nuotaka. Iš tikrųjų, bažnyčia yra Kristaus nuotaka. Aš dar po šiai dienai atsimenu, kaip aš laukiau vestuvių. Kaip aš laukiau. Kaip aš grožėjausi, kaip man buvo mano sužadėtinė pati nuostabiausia. Jinai tokia ir dabar yra. Ir įsivaizduokit tobulas Kristus. Tobulas Kristus. Tobula meilė. Ir jisai taip į mus žiūro. Į tą nuotaką. Ta vienintelė, kurios jis trokšta. Ir kurios jis laukia. Ir tu esi iš jų tarp. Įsivaizduoji? Tu esi tame. Tu esi bažnyčioje. Tu esi toj vietoj. Ir Kristus yra tas jaunikis, kuris tikrai nepaliks nuotakos prie altoriaus. Tu turi viltį. Ir tokią viltį, kuri nesugriaunama. Jis tavęs neišsižadės. Klausimas, ar nuotaka nepabėgs? Geras klausimas. Kiekvienam. Bažnyčia kaip bažnyčia, aš manau, nepabėgs. Bet kai pasirinksiu aš arba tu, čia jau yra reikalų. Taip.
Pabandysim paliesti kelis aspektus. Bažnyčiaus vidaus požiūrio, matymo galbūt. Kaip aš matau, kaip aš suprantu, kokia mano dalis, ką aš galiu, ko nelabai galiu. Jeigu aš tikiu Dievu ir pasitikiu jo žodžiu, tai man kaip ir turėtų būti viskas aišku, kad tai, ką sako Dievo žodis, man kaip ir reikėtų daryti. Kaip ir reikėtų elgtis, kaip ir reikėtų mylėti, kaip ir reikėtų nepasididžiuoti, neužsigauti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kaip sekasi? Visaip. Ir būna, kad aš esu svarbesnis už visus ir kad visi man turi tarnauti, visi mane turi mylėti, privalo. Ir pabandytų kitaip, jie tada Kristaus išsižada, nes Kristus tai manyje, ne šiaip savo. Ar aš čia meluoju? Tai va. Tai pirmas laiškas Korintiečiam. Keliaujam. 10 skyrius. Nuo 22 eilutės. Nejaugi kurstysime viešpaties pavydą. Ar mes už jį stipresni? Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Ir čia sunki vieta iš tikrųjų. Mes norėtume, kad būtų, tegul bus man nauda, o kitiem kaip pavyks, kaip išeis. Svarbu man gerai. Aš čia svarbiausias. Aš po Kristaus geinu. Mano nuomonė labai svarbi. Tai, ką aš mąstau, tai, ką aš žinau, tai yra labai ypatinga. Ir mes matom šitoje vietoje, kad tai visiškai ne taip. Dievas čia visiškai kalba kitaip. Sako, jeigu tu nori sekti manim, jeigu tau svarbi mano nuomonė, Kristus taip sako, tai tau turi rūpėti ne tu, o aš ir tavo brolis ir sesė, kurie yra šalia tavęs. Ne viskas tai, kas tau yra naudinga, ne visa tai yra gerai. Nes tai, kas atrodo, kaip turėtų vykti bažnyčioje, yra teisinga. Ne mano įsivaizdavimai, ne mano norai, ne mano troškimai. Va Dieve, tu turi daryti stebuklus, tu turi gydyti ligonius, tu turi visus palaiminti taip, kad mes visi važinėtume su naujom mašinom, niekas nesirgtume. Aš nemanau, kad tokia Dievo valia. Dabar įsivaizduokit kūdikis, gimsta kūdikis. Ir tėvai jį labai myli. Ir rūpinasi, ir nešioja, ir maitina. Ir iš to rūpesčio jie neleidžia vaikui eiti keliu savo. Jeigu vaikas nori išmokti pradėti ropoti, vaikščioti, jie jam neleidžia, jį paima, tu ten nori ir nuneša. Vaikas kažko užsimanė, gerai, viskas duodam. Tas vaikas išaugs ne visavertis. Lygiai taip pat Dievas neleis mums taip augti. Vienas iš klaidų arba apsigavimų didelių, aš skaitau, jūs galite prieštarauti. Jeigu aš užsimanau, kad bažnyčioje man būtų patogu. Aš manau, kad tai iš viso nepakeliui su Dievu. Čia mano nuomonė. Jeigu aš ieškosiu bažnyčios, kurioje man bus patogu, aš prasilenksiu su Dievo valia. Kodėl? Nes Dievas
atveda žmogų į tam tikras situacijas, į tam tikrus momentus, kad jisai pats pamatytų, ant kiek jis turi bjaurysčių savo viduj. Ir jeigu tau bus viskas gerai, viskas salelė, cukraus debesėlį, tu to niekada nepamatysi. Niekada. Tau nereikės niekada keistis, tu galvosi, aš esu tobulas, kodėl man jau ne į dangų, ne dabar. Dievo tikslas, kad mes panašėtume į Kristų. Ar taip? Mes nepanašėsim, jeigu mes nepamatysim purvo savo viduj, savo mintyse, savo pasirinkimuose, savo žodžiuose, savo poelgiuose. Kaip tu pamatysi? Tik tada, kai tu suklumpi. Tada, kai iškyla kažkokia situacija, kuri tave prablaivina, sužeidžia, įskaudina, tik tada tu pamatai, kas tavo viduj, kas tavo širdį, ką aš turiu šiai dienai. Kol tu nevedęs, tu atrodo visai neblogas vyrukas. Bet kai tu vedi, viskas pasikeičia. Tu supranti, kad tas egoizmas, kuris yra tavo, kaip tas drakoniukas iš multiko, viskas man. Tau nereikia, viskas man. Dabar įsivaizduokit, kad Dievas sakytų, viskas man, o jums nieko. Ar norėtumėte turėti tokį tėvą danguje? Viskas man. Nori, nenori, man nesvarbu, turi daryti ir viskas. Ateina tėvas iš dangaus ir sako, tu privalai. Aš tau sakiau, liepiau, viskas, jokio pasirinkimo neturi. Dievas duoda tau ginčytis, duoda tau išsikalinėti. Bet Dievas, jisai žino, ką jisai daro su manim ir su tavim. Ar galvot, kad jis nežino? Kaip rusai sako, ne v kursi dėla. Aš manau, kad Dievas žino, ką daro su kiekvienu iš mūsų. Bet yra labai, labai svarbus dalykas. Ir jo reikia nepamesti. Dievas mus labai myli ir sumokėjo labai didelę kainą. Bet ta labai didelė kaina neleidžia man elgti su kiekvienu taip, kaip man šauna į galvą. Mes skaitėm 1 Korintiečiam laiške, kad elgtumėtės ne kaip man geriau, bet kaip kitam. Jeigu šita vieta nebūtų rašte, man būtų lengviau. Bet kadangi jinai yra, tai man ją reikia tušinuku labai gerai užtušuoti. Kad nei aš matyčiau, nei kiti skaitydami mano Bibliją. Ar taip? Nuo Dievo žodžio mes nepabėgsim. Mums labai svarbu matyti ir tai, kad Dievas mus auklėja, bara, bet ir tai, kad Dievas tai daro mūsų labui. Ar sutinkat? Ar Dievas daro mūsų labui? Ar jis tik savo labui? Ir mūsų labui. Taip. Ir dabar, kai aš įsižeidžiu ir sakau, šito žmogaus neturi būti bažnyčioje, ką aš padarau? Aš nusprendžiu už Dievą, kaip turi būti. Aš save pastatau į Dievo vietą ir pasakau Dievui, matai, jis ne tavo vaikas, vyk į laukiščią. Bet aš nemanau, kad Dievas taip žiūri. Galim pažiūrėti Romiečiam 9 skyrių. Nuo 20 eilutės. Ak žmogau, kasgi tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi dirbinys klausė meistro, kodėl mane tokį padarei? Ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą garbingam panaudojimui, o kitą negarbingam?
Mes bandom dažnai ginčyti su Dievu, kaip jisai turi elgtis, ką jis turi duoti, arba ko neturi duoti. Dieve, man tik tai, kad gerai sektųsi, jokių išbandymų. Juk aš tavo vaikas ir dar tu mane labai myli, juk tu sumokėjai visą kainą. Čia mano egoizmas taip šneka. Kad man gerai būtų. Ir dabar mes matom šitoje vietoje parašyta, kad Dievas turi visokių indų. Ir kai perskaitai šitą vietą, tai čia, kadangi aš tikiu, aš čia tas geras indas. Aha, norėtum. Iš kur tu žinai? Pats nusprendėjai, kad tu geras indas. Gali būti, nesiginčysiu. Bet yra labai svarbu suprasti ir tai, kad yra Dievo ir blogų indų, kažkokių tai ten puodelių, kur naktinių. Bet geriau būti tuo Dievo rankose, negu labai garbingų ne Dievo rankose. Leisti Dievui kalbėti tau, ko jis iš tavęs nori. Leis Dievui. Net jeigu tau atrodys, kad tau nepatinka, kad tai ne man. Gerai, duosiu pavyzdį. Kažkada senokai, prieš daug metų, manęs kartais paklausdavo, sako, nueik patarnauti į kalėjimą. Aš sakiau, ne, jokių būdų. Tai ne man, tai ne mano vieta, siaubas man tenais. Ir taip vieną kartą, kitą, trečią, ketvirtą, penktą. Sakiau, ne. Ir buvo toks bajeris. Susitiko du dariai, pasikalbėjo tarpusavį ir nusprendė, kad man reikia eiti patarnauti kalėjimą. Ir man tokią žinią perdavė, sakė, žinok, tau reikia eiti patarnauti kalėjimą. Mano reakcija, gerai. Ir galvoti, jūs ten man labai patiko? Oi, ne. Aš nežinau, kiek aš kartų lūžau ir man buvo taip negerai. Man buvo taip negerai, kad jūs įsivaizduotumėt. Tu eini ir tau taip negerai. Ir dabar klausimas, ar tai buvo Dievo valia ar ne Dievo valia. Aš turėjau lūžti tam tikrose dalykuose, tam tikrose įsivaizdavimuose. Bet matot, yra ne tik mano norai. Aš paskui, man sakydavo, ir tie patys kaliniai, ir tie patys broliai, kurie kartu eidavo su manim, sako, žinok, kaip gerai, kad tu esi čia. O tau taip negerai, tau viskas priešinasi, tu nenori. Bet taip pat buvo. Nors šiai dienai aš ten nevaikštau, bet buvo laikas, kai man teko ten tarnauti. Toks pavyzdys įdomus. Ir atrodytų tau labai negerai. Mano požiūriu atrodytų tai visiškai ne Dievo valia. Nes tai man vienas iš baisesnių dalykų, kuris galėjo nutikti mano gyvenime, eiti ten. Nesakau, aš eidavai ir tu turi numirti. Tau viskas legia, tau viskas kaip, nežinau, žiauriai negerai, nepatogu, nepatinka ir visa kita. Bet ką aš padariau? Aš tik sakiau, ką, nusprendė kažkas, pasakė, aš einu. Rasi Dievas per juos kalbėjo. Yra ta rašto vieta, jūs ją puikiai žinot. Jei gali daryti gerą, bet nedarai, nusidedi. Čia gal iš tos pačios operos. Ką žinau?
Aš pasitikėjau, kad Dievas žino, ką daro. Jeigu Dievas pasakė, pastorius, manau, žino, mato, gal reikia man ten eiti. Iš kur aš žinau? Aš pats noro tikrai neturėjau. Ir būna dalykų mūsų gyvenimuose, kai tu labai nenori kažko, bet Dievas specialiai padaro, kad tai tu turėtum. Ir dabar tai Dievo valia ar ne Dievo valia? Kai Dievo valia, eigoj tu pamatysi. Tikrai. Bet dabar aš galvoju, ne Dievo valia, tai aš ten neįsiu. Tai tu ir nesužinosi. Dievas leidžia mums klysti. Mes turim tai įsisąmoninti. Dievas leidžia mums klysti, einant keliu su juo. Kodėl? Nes tu pamatai tada tam tikrus dalykus savo širdį ir savo gyvenime. Ir Dievas tada gali tave pakoreguoti ir pakeisti. Situacija. Brolis arba sesė tave labai stipriai žydė. Dievo valia ar ne Dievo valia? Ir taip ir negali būti. Žinokit, tai laikui praėjus tu sužinosi. Ta diena tu galvosi ne Dievo valia. 100%. Bet kai praeis kažkiek laiko, tu žinosi, tai buvo Dievo valia ar ne Dievo valia. Kodėl? Tu pamatysi savo širdį. Kas ten gyvena, ką tu turi. Aš manau, kad kartais Dievas specialiai padarys taip, kad tu įsižeistum. Tau sudarys tokią situaciją. Vien todėl, kad tu iškeltum tam tikrus akmenis su savo širdies. Žinau, kad tai nėra labai malonu, žinau, kad tai nėra džiaugsminga žinia, bet žinokit, tai yra džiaugsminga žinia. Tai yra džiaugsminga žinia. Tai dienai tau bus sunku. Dabar iškilo Jobo situacija. Aš jos nesiruošiau, bet paskaitom. Gerai? 1 skyrius. Uco krašte gyveno vyras vardu Jobas. Jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo Dievo ir vengė pikto. Jis turėjo 7 sūnus ir 3 dukteris. 7,000 avių, 3,000 kupranugarių, 500 jungų jaučių, 500 asilių ir labai didelę šeimyną. Tas vyras buvo žymiausias rytuose. Jo sūnus keldavo vaišes kiekvieną savo namuose savo dieną. Pasikvietė 3 seseris kartu su jais valgyti ir gerti. Vaišių dienoms pasibaigius, Jobas juos šventindavo. Atsikėlęs anksti rytą, aukodavo ginamasias aukas pagal jų skaičių galvodamas. Gal mano sūnus nusidėjo ir keikė Dievą savo širdyse. Taip Jobas visuomet darydavo. Man šita vieta. Taip Jobas visada darydavo. Ir mes žinom jo istoriją. Žinom, kaip prasidėjo, kodėl prasidėjo, kuo baigėsi. Bet mane kas palietė šitoj vietoj, kad Jobas neturėjo švento rašto. Jis jo neturėjo kur pasiskaityti apie Dievą. Mes turim. Bet Jobas jisai nusprendė, kad Dievas žino, ką daro. Ir man reikia paklūsti jo valiai. Jam nebuvo labai miela. Nebuvo jam saldu, bet jisai sakė, Dievas davė, Dievas paėmė. Aš pasitikiu tuo, ką daro Dievas mano gyvenime. Ir jeigu mes tik tai matytume tą pirmą pusę, tai tu iš karto sakytum, aš nenoriu tokio Dievo. Man nereikia tokio Dievo. Kam man eit per kančias ir paskui mirti kančiose. Bet kai tu žinai, kad
Dievas paskui atlygino. Jeigu Jobas būtų ir žinojęs, kad Dievas jam atlygis, aš manau, kad jis būtų pasirinkęs nekentėti. Geriau bala nematė to atlygio, to po to. Man užteks tai, ką aš turiu šiandien, kad man nereikėtų to pereiti. Va tas ir yra, kad noras turėti patogią bažnyčią, čia va ir yra. Aš nenoriu keistis. Man ir taip gerai. Neduok man, Dieve, išbandymų. Man ir taip gerai. Gal aš tų palaiminimų labai didelių ir neturėsiu. Nieko tokio. O gal ir palaiminsi. Kad man būtų gerai. Klausimas su tuo gerai, ar tu nueisi į dangų. Ar tu nepasipiktysi vieną dieną. Ar tu nepasidarysi stabo vieną dieną. Vietoj tikro Dievo susikursi tariamą. Todėl tas noras turėti patogią bažnyčią yra senojo mano aš noras. Ar sutinkat, ar nelabai? Visai būna. Taip. Jeigu pasižiūrėti į tą situaciją, kurią aš kalbėjau jums apie kalėjimą, norėčiau perskaityti iš Pirmos karalysčių vieną istoriją, trumpai ten. 19 skyrius, nuo 16 eilutės. Kur aš čia, ne taip. 19 skyrius jo, bet eilutė ne ta. Nuo 19. Elijas išėjo iš ten, kur surado Šafato sūnų Eliziejų ariantį lauką. 12 jungų jaučių ėjo pirma jo, jis pats arė su 12. Elijas praeidamas pro jį užmetė ant jo savo apsiaustą. Tas palikęs jaučius ir bėgdamas paskui Eliją tarė: leisk man pabučiuoti savo tėvą ir motiną, tuomet aš seksiu tave. Elijas jam atsakė: eik ir sugrįžk, nes ką aš tau padariau. Jis sugrįžo, papjovė jungo jaučius ir išviręs juos ant pakinktų medžių, mėsą išdalino žmonėms ir jie valgė. Po to jis sekė Eliją ir jam tarnavo. Ir kita istorija yra apie tą jaunuolį, kuris atėjo pas Jėzų ir jis sako: aš viską darau. Ko Jėzus nepaklausė, sako: aš viską darau. Bet jaunuolis pasirinko savo kelią. Elijas pasirinko, Eliziejus. Tai ką jam Dievas parodė. Čia labai įdomu. Elijas jam nieko nepasakė. Nieko. Atėjo, uždėjo švarką, ar apsiaustą, ar ten lietpaltis, kas bebūtų. Ar megztinį uždėtų, jokio skirtumo. Ir tuo metu Dievas kažką parodė Eliziejui, kažką pasakė, kad Eliziejus pasako: leisk atsisveikinti su tėvais ir aš varau su tavim. Elijas atsako: daryk kaip nori, ką aš tau padariau, aš tau nieko nesakiau. Bet čia, ką mes matom, kitaip nei pas tą jaunuolį. Eliziejus galėjo palikti tuos visus jaučius, visus padargus tėvam. Jiemgi gyventi reikia. Bet ką jis padarė? Papjovė mėsą, visus jaučius iškepė ir iškepė ant tų padargų, ant tų įrankių, su kuriais dirbo žemė. Reiškia, jis viską sudegino, bet kokią galimybę grįžti atgal. Jis pasakė Dievui: viskas, tai kas buvo mano anksčiau, aš palieku. Tai jau nebe mano. Aš einu paskui tave. Ir dabar sakysim, ne kiekvienam taip. Taip, ne kiekvienam toks pašaukimas. Bet yra kita
medalio pusė. Kad mūsų gyvenime tokių pasirinkimų gali būti ne vienas, ne du ir ne trys. Tai nebus kažkas grandiozinio, bet kartais paprastos smulkmenos. Tu eisi į kalėjimą tarnauti, ar tu neisi. Ir tu turi pasirinkimą. Ir tu pasirinki. Dievas kažko prašo, palik tai. Ir tu sakai, ne, man tai per brangu dar šiandien. Taip yra. Trečias, dar vienas dalykas, kurį iš tikrųjų norėtų, kad mes pasižiūrėtume. Jokūbo laiškas. 1 skyrius. Nuo 12 eilutės. Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundimą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo jį mylintiems. Nė vienas gundomas te nesako, esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui išsimezgęs geismas gimdo nuodėmę, užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukite, mano mylimi broliai. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra permainų ir nešešėlio kaitimosi. Išbandytas tikėjimas. Žydams laiške, 12 skyriui. Ketvirta eilutė. Jums dar neteko priešintis iki krauju, kovojant su nuodėme. Mūsų požiūris į nuodėmę. Kaip aš ją toleruoju, kaip aš su ja žaidžiu, kaip su ja elgiuosi, pjaunu, nepjaunu. Paulius, nežinau, Žydams laiško autorius sako, jums dar neteko kovoti iki krauju su savo nuodėme. O gal kažkuriam iš jūsų teko? Ar teko? Aš nedarysiu, bet būsiu už tai nuplaktas. Ai, padarysiu, tiek tos jau čia. Nieks nematys. Iš tikrųjų, tai rodo Dievo požiūrį į nuodėmę. Tai rodo mūsų pasirinkimo laisvę. Ai, nieko, aš atsiprašysiu. Dievas vis tiek privalo atleisti. Aš kažkada esu girdėjęs ne kartą, kad Dievas privalo atleisti. Aš niekaip nesutinku su šitą nuomonę. Niekaip. Ne. Nes argumentas toks, kad Kristus numirė. Taip. Bet tai dar nereiškia, kad aš galiu su Kristumi elgtis, kaip aš noriu. Ai, Kristus numirė, aš galiu gyventi kaip noriu, vis tiek Kristus numirė. Atsiprašau. Įsivaizduokit, kaip mes tokį palyginimą galiu, buitinį padaryti. Tu turi labai nešvarių rūbų, sumetė į skalbimo mašiną, skalbė vėl, apsirengė, vaikštą. Tai va kažkas tokio mūsų elgesys su nuodėme. Ai, vis tiek Dievas atleis. Čia man miela dar vis. Dievas vis tiek žino, kad aš toks. Aš toks. Dievasgi žino mane, pažįsta kaip nulupta, žino geriau negu aš pats apie save žinau. Tai jis ir atleis man. Aš nežinau, kada jis pasakys, ne. O tu žinai? O dabar tu tą pačią nuodėmę darai. Vėlgi yra tam tikrų nuodėmių, su kuriuo mes kariausim tol, kol gyvi būsim. Tikrai yra.
Aš nemanau, kad gal kartais Dievas padarys stebuklą ir taip, tau išraus su visom šaknim, kad tu jau ten jau. Vsio. Kai kurias nuodėmės mes palikom jau, kai kurias, su kuriuom kovojam, paliksim, bet gali būti, žinokit, mes pagal Paulių žiūrom. Dyglys ir dyglys. Ką? Nebūtinai liga. Galbūt charakterio yda kažkokia, kuris save pjaudavo dėl to ir prašydavo Dieve, padėk man su tuo susitvarkyti. Nes tiksliai neįvardyta, bet gali tai būti. Gali taip. Gali ir sakyti, žinai, kai tu turi nuodėmę, su kuria kariausi visą gyvenimą. Tu dabar tai nežinai, kad tu visą gyvenimą kariausi, bet darom tokią prielaidą. Ir ką? Ką daryti? Ateini pasakai, Dieve, vėl. Dieve, vėl. Dieve, vėl. Bet yra vienas labai svarbus dalykas, kad jeigu aš žinau, kad taip, kad Dieve, tu vis tiek žinai, kad aš tai darysiu. Bet kad aš savo širdį ir savo mintyse nesusitaikysiu su tuo. Net jeigu aš ir darysiu. Bet aš nesusitaikysiu, aš neleisiu savo, viskas gerai, važiuojam toliau, toks jau aš. Man savo širdį ir mintyse reikia padaryti tą, ne tai kad sprendimą, bet tą žinojimą, Dieve. Aš žinau, kad tai tau nepatinka. Gal aš šiandien neturiu jėgų, neturiu galimybių to nutraukti. Bet Dieve, aš tau pasakau, kad tai man irgi nepatinka, kaip ir tau. Ir tu nežinai, kurią dieną Dievas duos tau jėgų tai nutraukti. Tu nežinai. Ir mes turim visi tą norą, kad priimkit mane tokį, koks aš esu. Mes visi turim šitą norą, taip? Su mano ydom, su mano nusišnekėjimais. Bet mes matom, kad raštas jisai neduoda tokio, ir gerai, būk toks, koks esi. Būk. Mes kuo paimam ir pasakom, mylėkit vienas kitą, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Mes paimam šitų ir uždengiam. Kaip paimi ir save dažais visokiais gražiausiais išdažai ir pasakai, nes Kristus tai pasakė. Mylėkit mane, nes priimkit mane tokį, koks esu. Bet iš kitos pusės Dievas visai kitaip kalba. Sako, tau geriau pasimti zdarovą akmenį, pasirišti po kaklu, šokti į jūrą, negu papiktinti kažkatrą iš mažutėlių. Dabar klausimas, kuris iš jūsų mažutėlis? Aš. Kiekvienas. Iš tikrųjų kiekvienas. Tavo akim žiūrint, nesvarbu, kad jis pastorius, ten vadovas kažkoks dar, jis yra tavo mažutėlis. Dievas taip nusprendė, ne aš. Jūs galite ginčyti su juo, ne su manim. Dievas taip nusprendė. Ir mato pabaigą jau čia. Tikiuosi, kad labai neišvarginau. Mato 13 skyrius. Nuo 24 eilutės. Čia Jėzus. Jis pateikė jiems kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo.
Kai želmuo paaugėjo ir subrandino vaisių, pasirodė raugės. Šeimininko tarnai atėję klausė: šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke, iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: plėvėl raugės. Jis atsakė: tai padarė priešas. Tarnai pasiūlė: jei nori, eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė: ne, kad kartu ravėdami raugės neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Ir palyginimas, kuo jis mums labai svarbus. Bažnyčioje bus ir to, kaip ir pasaulyje. Ir grūdai, ir raugės. Ir tu jų neatskirsi. Raugės galima atskirti tik tada, kai jos subrandina vaisių. Ir grūdai. Tada jos labai skiriasi. Iki tol tai 1:1. Gali gyventi su kažkuo bažnyčioje, galvosi grūdai, o ten raugės. Arba atvirkščiai. Galvosi, o čia tas tai tikrai raugė čia gyvena. Visiems gyvenimą gadina. Visiems per jį tik tai barniai, nesutarimai ir visa kita. O jis ten iš pasirodo grūdas, nes Dievas jį taip naudoja. Kad tu pamatytum, kas tavo širdį gyvena ir darosi. Ir tu sprendi, ir tai tas geras, tas blogas, tas man patinka, tas nepatinka. Bet viskas auga vienam lauke. Tiek geri grūdai, tiek raugės. Raugės iš tikrųjų yra nuodingos. Jos nuodina. Dar ką turi raugės? Blogą savybę. Jeigu taip paimti. Tai jų šaknys labai plačios, labai susipina su grūdų gerų ir jeigu tu ją rausi, tu išrausi kartu ir geras. Ir tų atvejų žinom, kaip būna bažnyčiose. Atrodo, kiršinasi, išsirovė viena, išėjo dar sauja. Gal ir gerų, gal ir ne. Kas ten žino? Dievas žino. Aš nespręsiu, kas gerai, kas negerai. Mano pusė, man reikia žiūrėti, kaip Jėzus pasakė Petrui, sako, o ko tu žiūrai jį? Tu sek manim. Dar vienas dalykas, kurį mes čia matom. Dievas neleido tarnams ravėti raugių. Jis neleido. Sakė, ateis laikas, atsiųsiu angelus ir jie išravės. O tau? Ne. Nes tu nežinai. Nes Dievas gali grūdą paversti raugę ir raugę paversti grūdų. Jisai gali. Jis turi tam jėgų, galios, sugebėjimų. Kažkoks brolis ar sesė, kuri tave pastoviai nervino ir kankino 10 metų, 20. Ir tu sakai, jau neįmanoma. Dievas jį gali padaryti grūdu. O tavo pasipiktinimas tave pavers raugę. Mums reikia suvokti, kad bažnyčia yra nuotaka. Taip? Sutinkat? Antras dalykas, kad Dievas žino, ką daro. Ar taip? Ar žino Dievas, ką daro? Bažnyčio irgi. Žino, ką daro. Kai kas gali turėti savo nuomonę. Kad Dievas ne visada žino, ką daro. Trečias dalykas. Nesistebėkite, kad jums kažkas atsitinka, tarsi ugnis degintų. Nesistebėkite. Dievas turi tikslą tavo gyvenime – padaryti tave panašų į Kristų. Savo nuotaką, be dėmės, be kliaudos. Kaip jis tave padarys? Kalbėjom. Tyčia padarys tam tikras situacijas tavo gyvenime, kad tu pamatytum, koks tu esi gražus. Tikrųjų, koks tu bjaurus. Ar ne taip? Kartais mums atrodo, oi, Dievas neteisingai pasielgė. Praėjo kažkiek laiko, tu pamatai, ne, Dievas teisingai pasielgė. Ir aš kažko išmokau, kažko atsikračiau, kažką pamačiau, kažką supratau.
Ar taip? Ir ketvirtas mums labai labai mielas dalykas, galime elgtis kaip norim. Ar taip? Ne? Teisingai. Net jei mylim, negalime elgtis kartais kaip norim. Nes mūsų meilė netobula. Ir žiūrėkit, jeigu tau pavyko kažką užgauti, tyčia, netyčia, čia neklausiu, man reikia atsiprašyti. Bet nuteisti save, kaip sakyti, aš netinkamas bažnyčiai, tu negali. Nes galbūt Dievas tave būtent tam ir panaudojo. Kad tas, kurį tu įžeidėjai, pamatytų savo širdį. Aš neprašau ir neliepiu eit specialiai užgaudinėti dabar kiekvieną pasitaikiusi tavo kelyje. Supraskite teisingai. Mes Dievo valią vykdom tik sekdami juo, bet nebjauriai elgdamiesi. Ir dar vieną dalyką, kad, bet čia savo, ne broliam, nesesėm savo. Išmokti netoleruoti nuodėmės savo gyvenime. Pats savo, ne broliui, nesesiai. Čia jų reikalai, čia ne tavo. Tau Dievas nedavė. Tai va, nežinau, supratot, nesupratot kažką. Bet pabaigai, Dievas jūs labai myli. Jeigu jis nemylėtų, jis neduotų lašiukų jūsų ausim ir akim. Jei nemylėtų. Bet kadangi kiekvienas iš jų esate svarbus Dievui, gal man ir ne taip svarbus kaip Dievui. Nes aš nemoku tai mylėti kaip Dievas. Bet Dievui iš tikrųjų jūs labai labai svarbus. Labai brangus. Ir ta kaina, Kristaus mirtis ir prisikėlimas, čia labai didelė kaina. Neįmanoma ją sumokėti. Jinai parodo, kiek jis jūsai myli. Taip kad, jeigu pavyksta užsigauti, įsižeisti, pagalvokit, o gal Dievas kažką nori man pasakyti. O nešokt ragais ir subadyt. Nors jeigu jūs taip ir padarysit, arba aš taip padarysiu, geriau sakysiu apie save, kad jūs mane užgavot, aš jūs primušiau už tai. Tai atleiskit ir Dievas ir mane mokins.